Rėmėjas. Naujas greitis, nauji atradimai. Kartu su Baltikum. Labas vakaras, mėlyje Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Štai penktadienis ir jūsų namuose auksinė daina. Aš asmeniškai labai laukiau šitos laidos, nes grupė, kuri šį vakarą pasirodys mūsų scenoje, sako, kad rokas Lietuvoje, ačiū Dievui, dar nenumirė. Tai yra grupė, kuri scenoje grojo su tokiais atlikėjais kaip Lenny Kravitz, Rod Stewart, Marilyn Manson, taip pat su grupėmis Iron Maiden, Def Leppard. Sąrašas, gerbėmieji, yra tikrai ilgas ir efektingas. Grupė susikūrė 92 metais ir nuo pat įsikūrimo grupės sudėtis nesikeitė. 3 kartus yra pripažinta geriausia Lietuvos roko grupe. Yra išleidusi 9 albumus. Turėjo bendrus projektus su tokiais atlikėjais kaip Stasys Povilaitis, grupė Skem, Kauno muzikinio teatro simfoniniu orkestru. Aš jūsų visų prašau karštais plojimais pasitikti grupę Rebel Heart! Taip, šį vakarą čia mūsų scenoje griaudės rokas. Darius Mickus vokalas, Dainius Urbanavičius gitara, Kęstutis Jurkšaitis mušamieji, Regimantas Rūta bosinė gitara. Čia yra Rebel Heart draugai. Sveikas, dariukai. Labai nuoširdžiai, žinokit, džiaugiuosi jūs matydamas mūsų laidoje. Žiūrėkit, yra konkreti data jūsų susikūrimo. 92 antro mėnesio 29 diena. Iš kur toks tikslumas? Todėl, kad 29 kas 4 metus jinai kartuosi ir tais metais kaip tik buvo 29 dienos. Taip. Ir todėl mes švenčiam kas 4 metus, taip išeina. Bet palaukit, tai kaip čia buvo? Po grupė Orkus. Taip. Mes įsiskirstėm ir po to mėnesį laiko padirbom ir ieškojom vokalisto. Taip. Ir kūrėm kitą grupę. Ir susiradom Darių tą pačią dieną ir kai mes jį susiradom, kai jis atėjo pas mus į studiją, nuo to laiko mes skaitomės. Pavadinimas sugalvojom už savaitės į tai grupės. Po savaitės. Bet tą dieną skaitosi mūsų kaip ir susikūrimo diena, mes galvojom. Kur radot Mockų? Radom su... Klausia, Donalda, kur Mockų? Su Hardlovin. Su Hardlovin grupė, kolektyvą atsiprašom, pavogėm Dariuką per tą pačią dieną iš jų. Vyrai, kaip jums pavyksta šitiek metų išlaikyti tą pačią sudėtį? Sportas, animasis ir šeimos genai. Labai geras atsakymas, žiauriai gerai. Gerai. Mes visų pradžioj, visų atlikėjų ar komandų prašome, kad laidą pradėtų paskelbdami balsavimo pradžią, nes mūsų laidoje žiūrovai balsuos už jiems labiausiai patikusią dainą, už tą vieną vienintelę, ir laidos pabaigoje mes sužinosime, kurigi jūsų daina žmonėm atrodė pati geriausia. Tai jeigu jūs nieko prieš dariu, visada šitą užduotį perduodu vakaro herojams. Tai šį vakarą esat jūs, tai būkit geručiai, paskelkit balsavimo pradžią. Kaip tik nori, ką nori, Dariu. Skelbiu balsavimo pradžią! Gerbėmieji, jūs jau matote savo ekranuose 10 dainų, kurie šį vakarą jums atliks Rebel Heartai. Rokas Lietuvoje gyvas. Ir aš juos pamačiau, va šitie tai kieti. Auksinėje dainoje grupė Rebel Heart. Žmonės valgyti neturi už ką, dar atsigreičiu nusipirkti. Jie turi autobusą su savo vardu, kuris važinėja po Europą. Laida tikriems roko fanams su pačiais tikriausiais rokeriais. Tikri roko dinozaurai Lietuvos. Dabar trumpututė tokia mažytė reklamytė. Rėmėjas. Naujas greitis, nauji atradimai. Kartu su Baltikum. Pirmoji vakaro daina Mintis. Jei manote, kad ši daina turi tapti vakaro auksinė, numeriu 1670, siųskit trumpąją žinutę arba tiesiog paskambinkit. Dainos kodas, suprantama, 01.
tiek grįžkime į pačią tą pradžią. Rebel Heart. Kodėl toks pavadinimas, ką jis reiškia žiūrovam? Baigėsi Tarybų Sąjungos gyvenimo laikai. Taip. Ir mums norėjosi padaryti labai kietą anglišką pavadinimą. Taip. Nes buvo, tuo metu atrodė labai kietą angliškai ir dainuoti angliškai kietai ir visą kitą taip angliškai. Angliškai daryti buvo labai kietai, dėl to taip ir sugalvojom. Bet klausykit, gerai, o kas nors tuo metu angliškai kalbėjot? Šiaip visi kalbėjom. 92 metais. Tik ne visi suprasdavo. 92 metais susikrovėm daiktus ir išvažiavom į... Ieškot laimės į vakarus. Į vakarus. Į Vokietiją konkrečiai. Taip. Taip. Nu, ten pagyvenom pusę metų, tarsi pasitrynėm be vizų, be nieko. Aha. Ne, vis tiek visam pasaulyje praktiškai muzikinio jo. Kalba visi angliškai dažniausiai vis tiek. Ir tiesiog mes buvom priversti, tu niekur nepasidėme. Vokiškai, aišku, regis, aišku, reikia išversti, paskiau patys pramokam viskas. Pirmas koncertas už benzino baką. Už kelių mėnesių jau su pinigais normaliai. Supratau, už kelių mėnesių jau pavyko, ar ne? Jo. Mes ir gatvėse visur grodom, ir į metro, žodžiu. Aš manau, bet tai buvo vieni geriausių jūsų metų. Ir laikas buvo turbūt vienas geriausias. Ta įdomybė tokia paprasčiausiai. Ir tas nuo vaikystės, gal nuo paauglystės svajotas, tas kažkaip patapos muzikantų, ir kaip tos žvaigždės visos. Tas išsvajotas toks momentas, kažkoks jis jau atėjo apčiuopiamai kažkaip. Net aišku, pats to neįvertinė, bet dabar aš kaip grįžtu atgal, šiaip pasižiūriu, taigi vis tiek. Visa praktiškai viešpatis davė, kad visa svajonė mano praktiškai jinai pildosi. Iki šiol pildosi ir aš esu labai laimingas. Gražu. Kiek jums tuo metų vyrukai buvo? Mums kokie 22-3, ne? Jo, daigai dar. O dar jaunesnis 3 metais. Vau, Vokietynė. Nu, ką? Vieni patys. Mes nieko nežinojom, man atrodo, kad ten viskas nuvažiuosim ir super pinigai pradės virėti. Jo, ten kaip visi pasakodavo, ten šakės, ten atvažiuoja iš Amerikos, ten tiek ir tiek visko yra, bet mes važiavam, labą dieną. Rūkėm kažkada papirosą numestą kažkieno, nes neturėjom pinigų nusipirkti cigarečių. Jo. Tai pirmasis koncertas, kaip minėjot, už benzino baką, teisingai. O vėliau, kokie tai galėjo būti pinigai, kokio jie dydžio? Įvairūs, žinokit, įvairūs. Iki 1000 markių tais laikais. Tai neprastai. Bet mes važiuodam su didžiuliu autobusu, daug žmonių, kokie 15 žmonių dažnai važiuodavo, tai visiems reikėjo pragyventi. Tai palaukit, ir vyrukai, nu gerai, šunų dar kokie 4-5. Jo, žodžiu, su visa virtuvė. Pusę metų ten ir ką, ir tada vis dėlto nusprendėm sugrįžti. Kodėl? Iš tikrųjų, nostalgija Lietuvai buvo šeimos, nu jau visų daugmaž draugės, bent jau tėvai. Jo, Kažkodėl mūsų publika iš kitos pusės, ta prasme, turėjo ir Lietuvoje virti gyvenimas. Vyrai, jums yra tekę groti su rimtai, dieve, Lenny Kravitz, Rodu Stewartu. Kokie tie vyrukai? Paprasti. Kuo didesnė žvaigždė, tuo paprastesnė. Bet kaip nebūtų keista, iš tikrųjų. Kągi, prie muzikos grįžtame, vyrukai. Antroji vakaro daina, Tik sapnai. Jei manote, kad šis kūrinys turi tapti vakaro auksiniu, numeriu 1670, siųskit trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkit. Mūsų vakaro svečiai Rebel Heart. Keltis spindėsi tavo akių. Mes buvom kartu. Ta naktį beprotiškai švietė mėnulis ir tavo įkaitusi nuostabų kūną nudažė sidabru. Mes buvom kartu. Švelnus ilgesys užvaldau. Negaliu prisimint jos vardo, bet noriu tikėt, kad mylėjau
Ačiū. Ar jūs šiandieną gyvenate tik iš muzikos, ar turite būtinai dar? Ne, mes niekada neturėjome kitokio darbo, mes tik tai, be muzikos mes tik leidom pinigus, o muzikos tai padėjo kažkiek tai užsidirbti. Nei vienas absoliučiai nedirbate kito darbo, tik tai grojate reblose. Nu taip, praktiškai, čia yra paslaptis komercinė. Paplokim gal žmonės, ačiū Dievui. Ačiū. Mes nevažinėjau su Mercedes. Nesvarbu. Bet tai yra pats nuostabiausias dalykas. Jūs dirbate savo mylimą darbą, jūs grojate roką, grojate mylimą muziką, iš to gyvenate, nes atvirai pasakysiu, tiek aš, tiek manau, kad tikrai jau dauguma žmonių Lietuvoje turbūt jau galvoja, kad rokas visiškai merdi. Lietuvoje Na, aš manau vis tiek, paprasčiausiai, va ta visa, daleiskim, jeigu tai paėmus klausytojų kartai, nes jie yra emigravusi. Taip. Ir jokio nuostabumo čia nėra, nes paprasčiausiai ir muzikantai yra emigravę. Ir aplamai visas tas judesys, kuris yra buvęs anksčiau, buvęs jis praktiškai dabar dingęs iš Lietuvos. Aš nenoriu pasakyti apie likusią publiką nieko, bet ta prasme, vis tiek būna visose šalyse yra einamiausias publikos kažkoks, ta prasme, sluoksnis. Taip. Ir čia yra normalu, žinokit, ir tas, bet šiaip ačiū jums visiems, kad klausote mūsų, esate su mumis. Mes turime jūsų draugų tarpę šį vakarą Dangis Kolinas. Labas vakaras, Dangi. Sveiki. Dangi, jūs pažinojote Dariuką dar iki tol, kol jis tapo, rockerių žvaigždė Lietuvoje. Jo, gal visiems pasakysiu, Dariau, tai nėra paslaptis, mes su Dariu vienoj krepliai prausėmės ir vaikščiame į tą patį tualetą. Ir adresas toksai buvo labai geras, Didlokio 65. Čia kas yra? Bendrabutis? Superinis, taip. Kas Čia bendrabutis. Bendrabutis. Taip. Ir kai atvažiavau išmokytis į Vilnių, gyvenau bendrabutį, tokie sublokuoti kambariai. Mes buvom keturiese ir šalia dvivietės kambarys. Ir tam kambarį gyveno kažkas pradžiai. Ir pastoviai klykdavo ne savo balsu. O hebra, kurie ten anksčiau gyveno, tai sako normaliai, čia Darius reikia, žinai. Sakau, kas tas Darius, tu man parodai, kas tas yra, tas gyvulys ten toks gyvena. Nu ir vieną kartą netikėtai sutikom, toks ilgais plaukais, garbanotais, tokiais tamsiais labai. Aha. Sako, ko tu reikia pastoviai? Sako, aš noriu būti metalistas, žinai, roko žvaigždė. Prašau. Ir tai buvo 1991. Jo. Tik kiek jiems šiandien metų? 20 metų kažkur, taip, jums buvo. Tai ir dabar panašiai tiek. Taip, apie 20. Aha. Tai va, tada aš ir pamačiau, kaip sakant, tą kylančią žvaigždę. Na ir kaip pasisekimai, kaip vertinat? Ar tikėjot, kad šitaip gali būti? Vat išaukti vyrukas. Žinau, tikėjau. Klykiantis, jo? Tikėjausi, taip įtikinamai išaukdavo. Ačiū už komplimentus. Aš vieną dalyką noriu pasakyti, esam susitikę ne vienam renginį. Taip. Ir vesdamas renginį, dažniausiai, kai jau groja muzikantai, tu vedėjai eina pailsėti. Eina kavos atsigerti, pamiegoti, jeigu spėja, reiškia. Kai jie išeidavo groti, tiesiog, nežinau, kas, gal šiek tiek kitą dalyką pasakysiu, jeigu dar įdėti kažkokį tai aparatą, kuris gamina elektrą, arba bent jau laidą, tai man atrodo apšviestų visą salę. Nereikėtų papildomos elektros, nes pasit toks energetinis užtaisas yra. Ir tai aš nežinau, iš kur pasit tiek visko yra. Nemokama elektra. Gerai. Trečioji vakaro daina, gerbėmieji, Ant kalno mūrai. Jei manote, kad ši daina turi tapti vakaro auksinė Rebel Heart daina, numeriu 1670, siųskit trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkit. Dainos kodas 03. Ant kalno mūrai, joja lietuviai, joja
lietuviai, lietuvaičiai, neša, neša vainikaitį, vainiką rūtų, vainiką rūtų, vainiką rūtų, vainiką Ačiū. Pagaliau tikrai gera šios dainos versija. Tai visi dainuojam, bet dažniausiai taip liuliuodami. Martynas Kuliavas šį vakarą mūsų laidoje. Labas vakaras, Martynai. Labas vakaras. Labas, Martynai. Čia nedaug kas žino ir man taip pat naujiena, kad jūs berods beveik metus grojate Rebelhatuose. Taip jau įvyko 95 metais, mane pakvietė, taip kaip Dainius pavogė Darių, tai jie mane pavogė iš kitos grupės. Ir man iš tikrųjų tas, kiek mes ten gal kokius 1,5 metų grojom kartu, man tas gyvenimo etapas labai patiko, iš tikrųjų vienas iš fainiausių atkarpų mano gyvenime, iš tikrųjų. Nes aš, pavyzdžiui, 93 kokiais metais aš juos pirmą kartą pamačiau sporto rūmuose, jie ten sėdėjo, grojo, jau buvo didelė grupė, o aš dar toksai kylanti žvaigždėlė. Ir aš juos pamačiau, galvoju, šitie tai kieti, kaip norėčiau su jais ten susipažinti ir kažką pagroti. Ačiū, Martynai. Taip, aš labai kažkaip prisimenu gerai tuos laikus ir atsimenu tas gyvenimo etapas buvo iš tikrųjų kaip ir mokykla ir kažko tu pasisemi ir kažkam padedi, iš tikrųjų labai. Ir man labiausiai patiko, kad aš tuo metu, aš kaip tik reikėjo man Kaune gyventi. Aš Vilnietis pats, bet gyvenau Kaune. Ir aš atsimenu, kad tas draugų ratas aplink juos, ir patys Rebelhatai, ir draugų ratas, ten nedaug tų žmonių buvo, bet antiek draugiškas santykis buvo tarp visų, tiesiog tu galėjai tiesiog, kaip šeimos nariai. Tais laikais gal ir šiaip tarp muzikantų buvo toks santykis, biškai draugiškesnį buvo visi, daug kaip draugai, kaip šeima. Dabar biškai daugiau atitolė visi savo tais projektais, ten vienas kas savo. Taip, teisingai. Jo, tai aš labai gerai prisimenu ir man jėga. Aš lenkiuosi labai žemai prieš šitą grupę, iš tikrųjų. Ačiū, Martynai, tau. Turi būti pavyzdys jauniems muzikantam. Ir aš taip laikau tą gitarėlę rankose, galvoju, ne, mano čia gyvė balai sugroja, kokia man garbė. Juodas lietus patiko grupės Skorpionams rykliams. O mes tada galvojame, ką jeigu jie nori iš mūsų nupirkti, tai Galėjo parduoti, bet nepardavė. Suma buvo apie 30 000 eurų. Reblai būdami tais tikrysiais rokeriais, ar ne, jie yra be galo inteligentiški, išlaikyti, kultūringi. Dabar trumpa reklama, primenu, kad jos metu jūs galite balsuoti. Rėmėjas. Naujas greitis, nauji atradimai. Kartu su Baltikum.